Iš 15 amžiaus žinios apie Šiaulių žemę mus pasiekia tik tai 15 amžiaus vidury. Ir jau nebėra Šiaulių žemės, o yra Šiaulių valsčius. Kaip žinia, žemės ilgainiui nunyko ir iš daugelio žemių susiformavo valsčiai, vienur susijungus atskiriems dariniams, kitur ne. Manoma, kad Šiaulių žemė faktiškai išvirto į Šiaulių valsčių ir žinome, kad 1445 metais yra įkuriama Šiaulių parapija. Šita data yra labai svarbi, nes, kaip jau minėjau, 14 amžiaus pabaigoje Šiauliai nebeminimi. Ir štai pirmas toks paminėjimas ir tai rodo ką? Kad visgi Šiaulių valsčiuje gyventa pakankamai tankiai, nes dykrose niekas parapijų nesteigė. Steigė parapijas ten, kur buvo daug būsimų tikinčiųjų arba tikinčiųjų. Ir štai būtent labai anksti, 15 amžiaus vidury, yra įsteigiama Šiaulių parapija. Šiaulių parapiją įsteigė Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis, Jogailos sūnus. Žinoma, jis pats tiesiogiai nedalyvavo steigiant ir tai pavedė seniūnui. Seniūnas tuo metu buvo Mykolas Kęsgaila, bet patyrinėjus konkrečiau šitą laikotarpį, vėlgi matyti, kad Mykolas Kęsgaila negalėjo dalyvauti steigiant bažnyčią ir greičiausia ją įkūrė paseniūnis Kantautas, kuris beje buvo įsigijęs netoli Šiaulių dvarus, tai visų pirma Kelmę ir antrą Šiaulėnus. Taigi būtent tas konkretus steigėjas didžiojo kunigaikščio vardu tai buvo Kantautas. Ką dar žinome? Kad šita bažnyčia buvo medinė ir greičiausia apėmė didesnę dalį būtent Šiaulių valsčiaus, nes kaip parapiją sudarė. Taip pat žinome, kad Šiaulių valsčius priklausė didžiajam kunigaikščiui. Tijūno čia nebuvo, nes į Žemaitijoje valsčius valdė tijūnai, bet ne visus. Kai kuriuos valdė tiesiogiai didysis kunigaikštis, juos skirdamas laikytojams. Taip pat žinome dar iš Kazimiero Jogailaičio laikų, iš 1488–89 metų jo sąskaitų knygų, kad Šiaulių valsčius mokėjo mokesčius, bet tie mokesčiai buvo labai nedideli, keletą kapų grašių nuo karčiamų ir už teismus. Tai iš tikrųjų labai menki mokesčiai, bet visgi Šiauliai, jau Šiauliuose buvo dvaras, jis yra minimas, didysis kunigaikštis Žemaitijoje turėjo išvis 5 dvarus ir 1 Šiauliuose. Vėliau informacija mus pasiekė iš 1517 metų, kada yra minimas Šiaulių laikytojas Mikalojus Račkaitis, iš Žemaitijos bajoras. Na, o jau 1526 metais Žygimantas Senasis skiria savo nesantuokinį sūnų, Vilniaus vyskupą, Šiaulių žemės laikytojų. Dokumentuose jis netgi įvardinamas Šiaulių vaivada. Na, čia apskritai toks nesusipratimas, bet tiesiog parodyti greičiausiai labai aukštą rangą. Taigi, tuo pačiu įdomu, kad Šiauliuose, jeigu kalbėsim, tai apie bažnyčią prisiminsim, tai pirmasis kunigas klebonas Šiauliuose buvęs, tai Martynas Žemaitis, vėliau tapęs ir Žemaitijos vyskupu nuo 1483 metų. O jau Jono vyskupo laikais Šiaulių klebonu buvo Jurgis Talietas arba Taliotas iš Eišiškių.
Tai buvo taip pat neeilinė asmenybė, baigęs mokslus Krokuvos universitete, dalyvavęs rengiant pirmąjį Lietuvos statutą ir taip pat vėliau buvęs Kijevo vyskupu. Taigi, kaip matome, iš tikrųjų Šiaulių klebonais buvo neeiliniai žmonės. Taip pat iš to laikotarpio žinome, kad 1528 metais buvo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės surašymas ir nors tai ne pirmas surašymas, bet išlikęs toksai pirmas ir paprastai istorikai sprendžia, o kiek gyventojų gyveno viename ar kitame valsčiuje, tai reikia pastebėti, kad Šiauliai juose neminimi. Tai nereiškia, kad Šiaulių valsčiaus nebuvo ar nestatė karių kariuomeniai, bet tai reiškia, kad tiesiogiai, kadangi vyskupui priklausė, tai ir nebuvo surašyti. Na ir vėliau, 1567 metais, jau kada buvo surašyta Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė, jau vėlgi Šiauliai yra minimi ir čia yra minima, kad statė 28 arklius arba žirgus, tai yra raiteliai. Ką tai reiškia? Tai labai nedaug. Pavyzdžiui, palyginti kražių valsčių virš 200 statė. Tai rodo, kad Šiaulių valsčiaus bajorija buvo pakankamai neturtinga ir jų buvo nedaug, todėl ir mažai statė. Na ir vėliau, pavyzdžiui, 1650 metais yra minimama tik 20 arklių. Vėlgi tai rodo neturtingumą Šiaulių valsčiaus bajorų, bet nedaugiau. Kita vertus, Šiaulių valsčius buvo vienas jau 16 amžiuje turtingiausių valsčių ir kuris tiekdavo daugiausia pinigų Lietuvos valdovų. Todėl neatsitiktinai, kai 1589 metais Varšuvos Seimas nutarė įsteigti karališkas ekonomijas, iš kurio būtų išlaikomas Lenkijos Lietuvos valdovas, tai viena iš ekonomijų buvo būtent įsteigta Šiauliuose. Tai yra Šiaulių valsčius tapo Šiaulių ekonomija, išlaikanti Lenkijos Lietuvos valdovą. Kadangi nuo 72 metų Šiaulių laikytojų buvo Kristupas Radvila Našlaitėlis, vėlgi neeilinė asmenybė, tai jam buvo leista laikyti Šiaulių valsčių iki pat savo mirties, iki 1616 metų. Ir šituo laikotarpiu ar Kristupas Radvila Našlaitėlis lankėsi? Taip, lankėsi vieną kartą, bent jau šaltiniai rodo, 1591 metais jis apsilankė Šiauliuose. Greičiausia pasižiūrėti, o kaip atrodo valsčius ir Šiauliai, nes 89 metais Šiaulių miestą nusiaubė vienas didžiausių gaisrų ir vėliau buvo surašytas inventorius ir mes žinome, o kas sudegė. Taigi iš to 89 metų inventoriaus mes žinome, kaip atrodė Šiauliai. 26 namai Turgaus aikštėje, 52 namai bei 29 lūšnos, kurie stovėjo gatvėse. Na ir Šiauliuose gyveno apie 1000 gyventojų, iš jų 40 pirklių, 40 įvairių specialybių amatininkų, 13 kepėjų, 6 mėsinės. Taip pat yra minima medinė bažnyčia klebonija. Taigi taip atrodė iki prieš gaisrą, kada gaisro metu iki pamatų, kaip rašoma, sudegė Šiaulių miestas. Na ir tai buvo vėlgi proga pradėti kitą darbą. Kristupas Radvila Našlaitėlis inicijavo Šiaulių bažnyčios, mūrinės bažnyčios statybą.